Labas! Sveika atvykusi į Atmok dietas kanalą. Ir aš esu Viktorija. Ir mano tikslas šituo kanalu yra moterims padėti susitvarkyti savo santykį su mytyba, su kūnu, su savo mintimis ir į mytybą pažvelgti visai kitaip. Kaip į labai svarbų dalyką, bet ne patį svarbiausią gyvenime. Nes visgi viskas prasideda nuo to, kaip mes galvojam, kaip mes jaučiam, kas yra mūsų galvoje, nuo ko mes pradedam ir taip toliau ir panašiai. Ir šitas kanalas yra skirtas moterims, kurios pavargo nuo įvairiausių dietų, planų, taisyklių, iššūkių, kurios kuo labiau gilinasi, tuo labiau jaučia chaosą, kurios neturi sukūrusios sveiko santykio su mytyba, kurios žiūri į viską juodą arba baltą režimu, kurios jaučiasi chaose, kurias kamuoja persivalgymas, kurias kamuoja emocinis valgymas, negalėjimas jaustis laisvai, nuolatinės mintis apie maistą ir visa ką, kas yra susiję ne tik tai su valgymu, bet ir tai, kaip mes apie tą valgymą galvojam, kaip mes apie jį jaučiamės ir kur mes su juo keliaujam. Ir šiandien yra 5. epizodas ir žinau, kad ne visos žiūrite iš eilės, tai tikrai galima žiūrėti ir taip, ir kitaip. Ir galima pradėti žiūrėti nuo pirmojo, galima pradėti nuo šito, tai galima pasirinkti taip, kaip jums yra tuo metu patogu, reikalinga, svarbu, nes galbūt ne kiekvienai ta tema yra svarbi, reikalinga ir aktuali, tai pasirinkite tai, kas jums aktualu yra tuo metu. Tai šiandien mano tema, apie ką aš labai noriu pakalbėti, yra apie vasaros mitybą. Jau kalbėjau prieš tai epizode apie tą summer body psichozę, kurią aš mėgstu taip pavadinti, nes tikrai tai prasideda psichozė, nes įvairiausi iššūkiai, planai, grupės, specialistai, socialinė erdvė tik tai šaukia, ar ne, pasiruošk vasarą, tilpk į suknelę ir taip toliau ir panašiai. Tarsi mūsų kūną reikėtų prieš kokią kelionę paimti, sutvarkyti, suremontuoti, kažkur nusiųsti į autoservizą, į techninę patikrą ir kad galėtų paleisti vasarai. Bet iš tikrųjų tiesa yra tokia, kad mums nereikia nieko sutvarkyti, mums nereikia nieko suremontuoti, ypatingai jeigu mes nedarėm to iki šiol. Tai ta tokia summer body psichozė, kurioje žmonės gyvena, kad reikia susiimti iki vasaros, numesti tam tikrą kiekį kilogramų, pagražinti kūno linijas, kad tilpti į suknelį, tilpti į šortus, nebūtų gėda, parodyti kojų ir panašiai. Apie tai jau kalbėjau, tai rasite, jeigu neklystu, 3 epizode, o šiandien noriu pakalbėti apskritai apie vasaros mitybą, kaip joje nepamesti savo tos sveikos, geros rutinos, kaip joje nenustoti jaustis gerai, kaip joje gyventi, bet tuo pačiu pasimėgauti vasarą, tuo pačiu pasimėgauti ledais, piknikais, šventėmis, pasimėgauti gyvenimu, patirti gražiausią vasarą, šilčiausią, maloniausią, užsidėti pačią gražiausią suknelę, bet tuo pačiu nepamesti ir sveikesnės mitybos, nepamesti taisyklių, nepamesti nepatinka man žodis taisyklės, nepatinka man žodis disciplina, bet nepamesti savo rutinos, kuri jums padės jaustis gerai, kuri padės pamaitinti savo kūną ir nepatirti vėliau persivalgymų, nepatirti vėliau emocinių valgymų ir kad nereikėtų po vasaros grįžti nusipylus dar labiau savo kūnų. Ir kad ir kaip bebūtų keista, kad ir kaip bebūtų įdomu, ar ne, atrodo vasarą mes ir daugiau daržovių valgom, ir daugiau judam, ir apskritai, ar ne, jaučiamės laisvesni, lengvesni ir dėl drabužių kiekio ir apskritai, ar ne, vasarą saulė mums suteikia tą tokį energijos pliūpsnį ir atrodo, kad kaip tik, ar ne, turėtų kūnas palengvėti, paliesėti, kūno linijos pagražėti, mes turėtume būti energingesni ir laimingesni, bet faktas yra toks, kad labai dažnai po vasaros moteris ateina labai savim nusivylusios ir nuliūdusios ir sako, vasarą viską paleidau, nieko nebedariau, man nieko nebepavyko, atrodo, tiesiog mityboje pasidarė chaosas ir pradėjau galvoti apie tai, kad, na gerai, ateis ruduo, na tai nuo rudens, nuo rugsėjo 1 aš vėl susiimsiu, vėl pradėsiu, ar ne? Tai kad taip nebūtų ir kad vasara būtų toksai gera pradžia ir geras tramplynas į rudenį, ne? Kad jau rudenį mes pasitiktumėm pamaitinę savo kūną, energingi, laimingi, su papildytom maistinėm medžiagom, papildytais resursais ir jau susikūrę tą sveikesnį ir gražesnį
gražesnį ir malonesnį santykį su savo kūnu ir su savo mityba, tai būtent noriu papasakoti, ar ne, kaip mums reikėtų išlaviruoti tame, kad ir tarp gyvenimo malonumų, bet ir tarp to sveikesnio gyvenimo. Ir tai tikrai 100% yra įmanoma ir kai ateina ar ne vasara, nesinori nei prie šaldytuvo stovėti, nei prie puodų stovėti, juolab ten kažką virti, troškinti, kepti ir taip toliau, bet norisi laisvės, norisi ar ne greitai užkasti, galų gali, jeigu yra šilta, jeigu yra karšta, tai nėra ir apetito, ir nesinori valgyti, ar ne, ir apskritai norisi praleisti daugiau laiko, ypatingai kas esam Lietuvoje arba kituose kraštuose, kur vasara yra pagrindinis tas laiko tarpas, kada mes turim saulės, kada mes turim tos iš oro energijos, ar ne? Tai tikrai supratau, kad ne pirmutinis dalykas yra mityba, ne pirmutinis dalykas yra pasigaminti, ten laikytis planų ir taisyklių. Ir kaip sakau, tikrai tą yra įmanoma padaryti ir įmanoma yra įgyvendinti. Tiesiog reikia tinkamai susidėlioti prioritetus ir tinkamai susidėlioti mintis, kaip aš tą turiu daryti, ar ne? Nes socialinė erdvė, jinai mumis spaudžia, kad galbūt vis tiek reikia laikytis disciplinos. Tai planas yra svarbesnis negu ten pasivaikščioti ar nueiti kažkur prie jūros. Spaudžia, kad vis tiek turim išsilaikyti, ar ne? Bet kita pusė, ar ne, mūsų nori pasipriešinti, mūsų toksai maištautojas, ar ne, vidinis maištautojas, mitybos maištautojas, jisai nori pasakyti, kad aš nenoriu, tai aš visus metus buvau susijėmus, visus metus laikiausi ten taisyklių, disciplinų, kažką keičiau, stengiausi ir dariau, tai vasarą aš noriu atsipalaiduoti, aš noriu pajausti vasaros skonį, aš noriu atostogų nuo visko, ne, atrodo, atostogų norisi netgi nuo pačio gyvenimo, nuo pačios rutinos, ne? Tai laimė tiems, kas gali patostogauti daugiau laiko, šiek tiek galbūt liūdniau yra tiems, kurie dirba ir atostogų turi galbūt savaitę ar tai 2 savaitės, bet viskas yra tvarkoje ir kiekvienas mes galim tą vis tiek patirti, pajausti ir padaryti. Ir, kaip sakau, mityba neturi būti mūsų priešas, gyvensena sveika neturi būti mūsų priešas, neturi būti kažkokia priespauda, kurią reikia padaryti kaip dar vieną darbą, kurią reikia dar padaryti kaip dar vieną kažkokią taisyklę, priespaudą, per kažkokį negaliu, per kažkokį reikia paspausti, susiimti, pasilaikyti valios, disciplinos ir taip toliau. Ir tai tikrai 100% yra įgyvendinama ir būtent apie tai papasakosiu. Tai tokia ilga įžanga, bet aš visą laiką mėgstu truputėlį pamoralizuoti, kad įlysti į žmonių mintis ir į žmonių smegenis, kad juose truputėlį padaryti tokią kibirkštėlę. Dėl tos priežasties mano ir kanalas, ir programa vadinasi Atmok dietas, ar ne? Kad žmogui atsukti tą plokštelę, atsukti tą juostelę ir kitaip padėti susidėlioti tas mintis ir iš kitos pusės į viską pradėti žiūrėti, ne? Nes mes tą tokį filmą, juostelę filmuojam ir nebemokam, nebežinom, kur mes iki kur jau esam, kaip ją atsukti, ar ne? Tai mano toks tikslas tą plokštelę jums padėti atsukti, kad atmoktumėt dietas, kad pasijaustumėt ramiau, saugiau ir geriau pačios savo galvose. Ne, aišku, gal yra klausančių ir vyrų, bet šiaip mano kanalas yra skirtas moterims, moterų kūnui, moterų mitybai, moterų mintims. Tai užtat ir kreipiuosi visą laiką į moterišką auditoriją. Labai svarbu yra suprasti vieną dalyką, ne, kad vasara nelygu struktūra, nelygu taisyklės, nelygu planų laikymasis. Vasara labai dažnai ir daugeliu žmonių yra lygu chaosui, ar ne? Nes vis tiek atrodo,
kad ir dirbi, ar ne, bet iš po darbo grįžai, žiūrėk, išbėgai į lauką, išbėgai pasivaikščiot, galbūt dar spėjai prie jūros, galbūt dar spėjai į žaidimo aikštelę su vaiku, galbūt dar spėjai prie vandens, galbūt dar pasivaikščiojimas, dviratis, riedučiai ir taip toliau ir panašiai, ar ne. Kita pusė, ar ne, galbūt turi kažkokius tai sodus, daržiukus, kuriuos reikia ravėti, laistyti, prižiūrėti ir taip toliau. Ir galų gale nebelieka, ar ne, to chaoso. Čia lygiai taip pat, kaip dažnai moteris būna šnekam ir sako, man lengviau yra darbo dienomis, kada aš einu į darbą ir ryte atsikėliau, tada ten pietus, tada vakarienė, tada grįžau, tada ta mano rutina vakaro, susitvarkiau, atsiprausiau, nuėjau miegoti ir taip kiekvieną dieną. Ir tada lengviau yra išlaikyti tą rutiną ir tas taisyklės ir tos sveikos mitybos laikytis, nes atrodo yra kažkokia struktūra. Jau pati diena turi tą struktūrą. Tai vat, ko labai dažnai vasarą nebelieka, ar ne? Ir toksai atsiranda ganėtinai didelis chaosas ir esmė yra tokia, kad mes turim mokėti laviruoti ir tokiu būdu, ar ne? Nes, pavyzdžiui, mūsų gali pasikeisti diena, gali pasikeisti darbo pobūdis, galbūt kažkas ar ne dirba laisvų grafikų, galbūt kažkas pradės dirbti laisvų grafikų, galbūt kažkas išeis atostogų ir mes turim su savo sveika mityba, sveika gyvensena mokėti laviruoti tarp visų šitų dalykų, ar ne, išlaviruoti, bet nejaučiant priespaudos ir nejaučiant chaoso, ar ne, ir tas tikrai, kaip sakau, yra įmanoma, bet tam reikia truputėlį žinių ir susidėlioti tuos žingsniukus, kaip visą tai padaryti. Ir žinoma, apskritai pati vasara, ar ne, jau tokia yra linkusi į labiau chaosą, nes, sakykime, atostogos, atsiranda įvairiausių švenčių, piknikų, gimtadienių, išvykų, ledų, netikėtų kažkokių ar ne pasisėdėjimų, šašlykų kepimų, alaus atsigėrimų, kavinių, restoranų, lauko ir taip toliau. Atrodo, viskas atgyja ir tai yra labai smagu ir labai faina, bet kažkur pasimeta žmogaus gyvastingumas ir energingumas, ar ne? Tai vat, tas chaosas ir sukelia būtent tokį pasimetimą, kaip man elgtis, ką man daryti, kodėl daryti. Ir tarp viso to ta mityba atrodo tarsi, paima ir pabėga. Ir esmė yra tokia, kad jeigu mes einam per didžiulę discipliną, valią, struktūrą ir taip toliau, ir kai ateina tas chaosas, apie kurį mes šnekam, ar ne, kurį mes patiriam vasaros metu, atsiranda, kad, toks galvoj visiškas ten išsitaškymas, atrodo, man jau nieko nebepavyksta, aš nebesuprantu, kas darosi, ypatingai, kaip sakau, jeigu dar yra karšta. Čia žiūrėk, nejaučiu alkio, nenoriu valgyti, čia arba noriu labai lengvai valgyti, tada ateina vakare kažkoks nenumaldomas alkis, tada ateina persivalgymas, tada ateina emocinis valgymas, tarsi toksai atsiranda leidimas savo ar ne daryti bet ką, bet kaip, bet čia jau tada ateina iš tokio juoda ir balta mąstymo, ar ne, kad, gerai, iki vasaros aš čia jau juoda įvariau, ar ne, stengiausi ir taip toliau, o čia jau dabar vasara, ne, viską paleidžiu, nieko nebedarysiu, tada rudenį vėl viskas sugrįšiu, tai iki rudens viskas bus faina ir gerai, o jau kai prasidės ruduo, ar ne, aš jau susiimsiu, vėl grįšiu į savo tą discipliną, rutiną ir taip toliau ir vėl susiimsiu, ar ne, bet iš tikrųjų tokiam chaose, ar ne, tai per mažai suvalgau, tai per daug suvalgau, tai paužkandžiauju, tai emocinis valgymas išlenda, nes, sakykime, gal einu su vaikais ten pro kažkokią vietą, kur ten iš vaikystės primena, kaip su tėvais valgiai ledus, ar ne? Man, pavyzdžiui, yra tokia vieta prie jūros, tai persikėlus į Smiltynę, nuo mano pačios mažiausios vaikystės, aš kiek save atsimenu, sėdėdavo bobutės ir bobutės kepdavo keptą duoną, tokia, visas plonas tokias riekeles, ten su česnaku, bet jos tokios traškios ir vaflius su karamelės tokiu rududu įdaru, ne karamelės, tokia galiukuose pačiuose. Ir dar net ir atsimenu, ir dabar, kai pasakoju, atrodo, net pamenu tą jausmą, tą kvapą ir skonį, kaip laikydavo jos, žinot, bobutės, tai vien kepta duona su vafliais, tai kandi kepta vaflį, jauti keptos duonos tokį poskonį, bet būdavo taip skanu ir taip faina, nes tai reikšdavo, ar ne, kad tai yra laikas su mama, laikas su broliu, laikas,
kaip sakyti, tokioje šeimoje, jausmas, ar ne, tokios pilnatvės, ramybės, kad čia mama, kad čia brolis. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, kai aš vasarą mes irgi persikeliam į Smiltynę ir mes einam ir tų bobučių sėdinčių, kepančių, ten tuos vaflius, jų irgi yra ir jos irgi sėdi ir aš, pavyzdžiui, jas visada nusiperku tą vafliuką, suvalgau, galbūt nebe taip net ir skaniai kaip vaikystėje, kad būdavo, bet su ta tokia nostalgija, su to tokiu jausmu, ar ne? Nes, kaip sakau, maistas, jisai ne visada turi būti mūsų maitinantis, ar ne, mūsų kūną maitinantis. Kartais maistas gali būti maitinantis ir mūsų mintis, mūsų emocijas, ar ne? Kad vat trūksta to artumo, trūksta to laiko su šeima, trūksta to buvimo. Ir apie emocinį valgymą tikrai dar kalbėsiu kituose epizoduose ateityje, tai daugiau papasakosiu visus tos mechanizmus, ar ne, kaip mūsų organizmas, kaip mūsų kūnas, mūsų mintis atliepia, ar ne, tą trūkumą apkabinimo, trūkumą pokalbio, trūkumą šeimos, vienatvės jausmą ir taip toliau. Tai šiandien labai taip neišsiplėsiu, bet tiesiog ką norėjau pasakyti, ar ne, tai jeigu aš, sakykime, laikausi ten kažkokių struktūrų, dietų, taisyklių, iššūkių ir taip toliau, kas atsitinka, ar ne, aš persikeliu, sakykime, vat į Smiltynę, pamatau tuos vafliukus, bet aš jų neperku, nes man negalima, nes aš laikausi, ar ne, tam tikrų taisyklių, kas mano galvoje, mintise įsijungia negalėjimas ir draudimas, ar ne, o ne veltui yra tas posakis, ar ne, sakomas, uždraustas vaisius yra pats skaniausias ir pats saldžiausias. Ir kai mes savo mintise pasakom, kad mums negalima vieno ar kito produkto, ar ne, negalima ledų, negalima vafliuko, negalima ten dar kažko, visada, nu tai jūs tikrai atkreipkite dėmesį, kai pasakai savo, kad negalima, apie ką visą likusią dieną tu galvosi. Tai būtent apie tą dalyką, kurio tau negalima. Nes tarsi draudžiamas dalykas tampa toksai mūsų nuolatinių minčių sukėlėjų ir mes nuolatos apie tai galvojam, nuolatos mumis veda, ar ne, tos mintis į priekį ir atrodo, vat, susikuria dar didesnis chaosas. Tai truputėlį nuklydus nuo minties, ką norėjau pasakyti, kad kai mes gyvenam struktūrai ir disciplinai, mes nepaliekam vietos tikram gyvenimui, nepaliekam vietos jausmams, nepaliekam vietos malonumams. Ir mano tikslas yra jūs išmokyti ir parodyti, ar ne, kad tai gali būti su lygybės ženklu, kad ir sveika mityba, ir maloni mityba, ir patenkinama ta mityba tokia, kuri patenkintų mūsų emocijas ir mintis, jinai gali būti mūsų gyvenimo dalis. Ir tol, kol mes galvosim, kad mūsų mityba yra sveika ir gera ir aš esu geras ir vertingas tik tai tada, kad aš laikausi struktūros, tol nieko nebus. Nes, vat kadangi šiandien mūsų tema, ar ne, yra apie vasarą tų struktūrų nebelieka. Ir kai tų struktūrų nebelieka, mes pasijaučiam dar labiau tokie nevykėliai, man nepavyko, aš čia labai stengiaus, aš čia turėčiau susiimti, turėčiau labiau pasistengti, labiau padaryti ir taip toliau. Ir tada įsijungia toks mąstymas, kad arba aš, ar ne, vat, kaip sakau, visiškai paleidžiu ir vasarą yra ten šakar makar ir tabalai šabalai ir atrodo nieko aš nebedarau, bet kas, bet kaip, bet kur, bet ką, ne? Bet tai nesuteikia, nepamaitina mūsų kūno ir tai nesuteikia mūsų nei mintims, nei emocijoms, nei mūsų galvai, nei mūsų kūnui kaip sakyti, jokios naudos, jokio peno, ar ne? Tai net energijos nesuteikia, kurios mes gautumėm, kad turėtumėm energijos, pavyzdžiui, važiuoti dviračiu, važiuoti riedučiais ir taip toliau. Arba kitas dalykas yra, kada žmogus vis tiek, ar ne, okei, reikia man laikytis ten tos disciplinos struktūros, nes kitaip pat įsivesiu tą chaosą ir tada, vat, kaip sakau, atsiranda įvairiausi draudimai, atsiranda aš negaliu, aš laikausi plano ir aišku, kadangi tai tampa nepatogu jums kaip socialiniai būtybei, ar ne, ir prasideda aš neisiu, aš galbūt nedarysiu, aš nevažiuosiu prie jūros, nes ten neaišku, kada kaip pavalgysiu, prasideda visokie ten indelių tampimaisi, nesakau, kad nereikia pasiruošti, praėjusią paskaitą, žadėjau sakyti paskaitą, nes dažniausiai vedu paskaitas, bet praėjusią epizodą kalbėjau apie valgymo režimą, ne? Tai valgymo režimas yra svarbus ir svarbu yra
Svarbu yra susidėlioti taip, kad pasiimti kažkokį tai užkandį, pasiimti, kad žinau, jeigu išalksiu, praalksiu, neturėsiu laiko, ar ne, kad pasiruošti, kad galbūt prie tos pačios jūros, prie ežero į pikniką, kad pasimčiau, ar ne, tam tikrų produktų. Tai viskas su tuo yra tvarkoje, bet kai prasideda psichozė ir jau aš ten einu į kavinę, aš čia nevalgysiu, nes man negalima, nes aš laikausi plano, einu į pikniką arba nebeinu net į pikniką, nes negaliu, nes čia nuklysiu nuo plano. Jeigu kažkas pasiūlo suvalgyti ledų ar išgerti kokteilį, tai negaliu, nes nuklysiu nuo plano, nuo savo taisyklių, jausiuos blogai, negeras ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Tai šitie du kraštutinumai niekur jie mūsų nenuveda, nei vienas, nei kitas, ar ne? Su vienu mes neturėsim energijos, neturėsim resurso normaliam energingam gyvenimui, dienai, vasarai ir taip toliau. Su kita pusė, ar ne, mes neturėsim normalios vasaros, neturėsim normalios psichikos, neturėsim normalaus santykio su mityba, ar ne? Nes jeigu einam per draudimą, per negalėjimą, per savęs kažkaip stabdymą ir ribojimą, patikėkit manim, toli nenuveda, nes greičiausiai paskui noris vis tiek viską mesti, pamesti ir visgi vis tiek pasimėgauti, ar ne? Nes mūsų smegenys, kaip bebūtų taip, yra sutvertos daryti tai, kas yra malonu, o kas yra nemalonu, jam yra labai sunku paaiškinti, kodėl aš privalau tai daryti. Tai dabar truputėlį tos tokios realybės, ar ne, kaip atrodo tos dienos. Tai visi turbūt su tuo esam susidūrę, matę ir atkreipę dėmesį, ar ne? Ai, ryte atsikėliau, karšta, nesinori valgyti, ai, atsigersiu kavos, tada išvažiuoji prie kokios jūros, ežero, išeini į miestą ar kažkuo tai užsiemi kitu, kas atsitinka, atrodo, praleidau pietus, lyg ir karšta, lyg ir nenoriu, tada gal dar kokios šaltos kavos atsigersiu, gal dabar kokį ten pienišką kokteilį, ar ne, atsigersiu, nes, pavyzdžiui, yra karšta ir aš, nėra poreikio, nėra noro. Ir tada ateina vakaras ir kaip pavyzdys išeinu, ar tai su draugais, kaip į miestą, ar ne, išeinu, sakykime, kažkokį tai pasėdėjimą, išvažiuoju kepti šašlykų. Ir kas tada atsiranda? Atsiranda peralkimas, kadangi, ar ne, kai yra karšta, nenoriu valgyti ir kai ateina vakaras, viskas atvėsta, tai mūsų organizmo normaliai funkcijos pradeda funkcionuoti, skirti tuos signalus ir tai yra visiškai normalu, kad mes norėsim valgyti, mums norėsis didesnio maisto kiekio, nes organizmas negavo jokios energijos per dieną, ar ne, nors mums atrodė, kad mums nesinori, mes nenorim ir esam nealkani, bet iš tikrųjų organizmas negavo energijos ir vakare, tada, kada jau viskas nurims, atvės ir taip toliau, tai patikėkit, tikrai jisai pareikalaus tą energiją sugrąžinti, tą, ką mes iš jo atėmėm, ne, sakys, atiduok, nedavėjai šiandien man nei pusryčių, nei pietų, nei ten vakarienių, tai atiduok viską ir tas atiduok atsiranda, įsijungia kaip persivalgymo mechanizmas, ar ne, tada noriu ir to, ir ano, ir trečio, ir užkandžiau, ir maisto kiekis pasidaro labai didelis, aišku, apsunksta virškinimas, apsunksta galbūt jeigu turim ar ne padidėjusį refliuksą, jisai pakyla, kadangi organizmas turi didelį darbą dabar išvirškinti viską, automatiškai pritrūksta viskam kitam energijos, ar ne, norisi prigulti, atrodo vakaras jau nebe toks fainas ir laimingas. Ir jeigu vakare persivalgiau, ar ne, sunkiai maistas išsivirškina, vėl ryte atsikelsiu, vėl aš nenoriu valgyti, ypač jeigu vėl karšta, ir užsisukom į tą tokį užburtą ratą, ar ne? Arba, kaip pavyzdys, atsikėliau, ten kažką pusryčius pavalgiau, labai lengvai, ar ne, užkandau, prabėgom, kažką pasiėmiau, pasičiupau į rankas, tada kažkur tai išėjau, išvažiavau, pietus praleidau, pasidariau ten milžinišką didžiulį tarpą, vėl vakare yra tas pats, ar ne, mechanizmas. Arba, kad ir, sakykime, nėra karšta, ar ne, nes Lietuvoje, tikrai ne visą laiką būna karšta, praėjusi vasarą mažai turėjo šiltų karštų
dienų, bet vis tiek tas chaosas jisai toksai yra, ypač, ar ne, jeigu žmogus atostogauja, kad ir per kokį tą orą, ar ne, ir atrodo, nu nebegebu viso šito išlaviruoti, žiūrėk, vėliau atsikėliau, tai nebežinau, ar čia man pusryčius valgyti, ar čia man pietus valgyti, ar čia ką daryti, tai galų gale tiesiog atsigeriu kavos ir einu į dieną, einu tvarkytis, einu atostogauti, pramogauti ir išdykauti. Bet tai irgi, ar ne, paskui nuveda į tą tokį chaosą ir negebėjimą išbalansuoti. Nes kuo mes ilgesnius darom tarpus tarp valgymų, kuo mes daugiau suvalgom to vadinamo tokio šlamšto, ar ne, turinčio ten maisto, turinčio daug cukraus, daug druskos, riebalų ir taip toliau, tai atsiranda energijos toksai trūkumas, ar ne, nes gliukozės lygis jisai nėra stabilus. Tai šitie visi dalykai, ar ne, mus priveda paskui prie didesnio maisto kiekio, prie užkandžiavimo, prie saldumynų, prie vakarinio valgymo, prie emocinio valgymo ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai turi labai tokios nemalonios įtakos. Arba jeigu iš kitos pusės, kaip paminėjau, ar ne, jeigu žmogus ten atsikėliau, ryte pavalgiau pusryčius, nes reikia, nors ir nenoriu, bet vis tiek sukišau ten kokią košę karštą ten degančią sočią ir taip toliau, nes reikia, nes tokios taisyklės, ar ne? Tai niekur negaliu išeiti, nes vasarą nelabai pasimsi ten kažkokių indų ar ne maisto, galima aišku termosą pasimti ir taip toliau, kad turėti to maisto pasiruošti. Bet jeigu va taip jau, ne, aš neisiu į kavinę, nevažiuosiu prie jūros, nes negaliu, nes man čia reikės pavalgyti, arba ten prisikrausiu, pasiruošiu, pasidarysiu, tada organizmas patiria tokį tarsi stresą, ar ne, kad jam čia reikia per daug labai stengtis, vakaras ateina, negaliu irgi išeiti, nes aš čia turiu valgyti, tada jau nebeisiu ten kažkur, nes turiu pasigaminti valgyti, reikia kitai dienai pasiruošti, reikia to ir ano, ir tada mūsų nervinė sistema tokia galva, o Dieve, tai kas čia dabar vyksta, kodėl aš čia šitoj priespaudoj tokioj kankiniai turiu gyventi, ar ne? Tai vėlgi, ar ne, šitas dalykas mumis atveda tik į tai, kad mes turim tokią kontrolę ir juodą baltą mąstymą. Tai kas gali mums tos vasaros metu, ar ne, padėti ir pasitarnauti. Tai pirmiausia, mano pati mėgstamiausia tokia taisyklė, patarimas, tikrai jeigu jau sekat mane socialinėje erdvėje, jeigu klausėt jau epizodų, tai nekartą girdėjot ir nekartą dar girdėsit, jeigu būsit ir draugausim toliau. Tai pridėti, neatimti. Jeigu kaip pavyzdys, ar ne, važiuoju, kepti, tarkim, šašlykų, ar ne, tai nereikia atsisakyti maisto to, kuris suteikia mums malonumą, kuris suartina mūsų su draugais, su aplinkiniais, su šeima, su artimaisiais, ir nereikia to bijoti, nereikia nuvažiavus atsisakyti ir jo nepriimti ir nevalgyti. Svarbiausia, tokia, kaip sakau, taisyklė vadovautis pridėti. Jeigu, sakykime, atvažiuoju ir ten kepa, kaip pavyzdys, dešreles ar tai šašlykus, plus ten kažkokie kečupai, kažkoks užkandis, dar kažkas, ar ne, visada sakau, galima prie tokio maisto drąsiai pridėti didesnį kiekį, pavyzdžiui, daržovių, ar ne? Tai nieko neatsisakyti, valgyti ir tas pačias dešreles, ir tą pačią duoną galbūt, bet pridėti, pavyzdžiui, maistingų salotų, ar ne? Tai tikrai jas galima, jeigu kažkur kažkas kepa, o jūs pakviečia, ar ne, tarkim, draugiškai pasibūti, tai jūs galite pasidaryti dubenį salotų, atsivežti ir tiesiog prie tų šašlykų, prie tų dešrelių, ar ne, suvalgyti didesnį maistingo maisto kiekį, ar ne, tai salotų, kurios turės skaidulų, galbūt įdėti avokadą, kuris turės gerųjų riebalų, įdėti sėklų, kurios turės gerųjų riebalų, galbūt įdėti kokią sūrio, ar ne, gabaliukų, kuris turės baltymų. Ir esmė yra kokia šitos taisyklės, šito patarimo, ar ne, mes kai pridedam, tai mūsų organizmas, jeigu mes, pavyzdžiui, suvalgysim, tiesiog šašlyką, prisikasim čipsais, prisikasim, ten patepsim į kečupą ir dar užsigersim limonadą, ne? Mūsų organizmas gauna tokią didelę bombą saldaus, riebaus, druskingo, kaloringo ir taip toliau. Ir mes, kai, pavyzdžiui, pridedam daržovių, tai mūsų organizmas gauna papildomai maistinių medžiagų tam, kad tą maistą jis galėtų jį sutvarkyti, sudėlioti, sudėti į vietas, pašalinti ir jūsų organizmo neapsunkinti. Galų gale suvalgysit mažiau užkandžių, ar ne visai reikalingų, ne visai maistingų. Galų gale, ar ne, palengvinsit
palengvinsit virškinimą, nes skaidulos gali padėti palengvinti virškinimą apskritai, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, valgom šašlykus, kurie yra kepti, paskrudinti, jie tikrai gali apsunkinti, ar ne, mūsų tą virškinimo visą sistemą. Jeigu, kaip pavyzdys, atkeliavo draugė, atsinešė kokių tai bandelių prie kavos, ar ne, pasidarė šaltos kavos, atsisėdot valgyti bandelės. Tai galbūt galima pridėti savo ir draugiai įdėti indelį jogurto, ar ne, įdėsim baltymų, baltymai padės išlaikyti sotumą. Pridėti galbūt saują riešutų, ar ne, riešutai irgi padės išsaugoti sotumą, suteiks papildomos energijos. Galbūt aš galiu pridėti, pavyzdžiui, supjaustytą kokį tai vaisių, melioną, arbūzą, kivį, obuolį, uogų pridėti, saują šilauogių, saują kokių nors braškių ir taip toliau, ar ne? Tai vėlgi koks yra to tikslas, kad nuo bandelės mūsų gliukozės lygis kraujyje labai stipriai pakils, mes tuoj pat neužilgo vėl norėsim užkandžiauti, vėl norėsim valgyti, sotumo mes nepajausim ir nesijausim gerai, ar ne? Ir plus mūsų organizmas negaus papildomų maistinių medžiagų, kad tai išvirškinti, tai paruošti, padaryti ir pašalinti. Jeigu mes pridedam vaisių, kurie turi skaidulų, jeigu mes pridedam riešutų, kurie turi skaidulų ir riebalų, ar ne, jeigu mes pridedam jogurto, kuris turės baltymų, mes ne tik išlaikom sotumą, mes padedam gliukozės lygiui išsilaikyti stabilesniam, o tai padeda išvengti vėlesnių dar didesnių saldumynų potraukių ir dar kas yra svarbiausia, toks pridėti, neatimti, ar ne, tai tikrai galima netgi pasidaryti tokius namų darbus, susirašyti, ką aš galiu, ar ne, pizzą valgau, galbūt galiu salotų pridėti, galbūt galiu padaryti graikiško jogurto padažą, galbūt galiu tadziki padaryti padažą su tarkuotu agurku, ar ne, galbūt galiu padaryti kažkokiu tai salotų, galbūt aš jau galiu pakepti tų daržovių, ar ne, ir pridėti prie tos pačios pizzos. Lygiai tas pats su burgeriais, bulvytėm ar bet kokiu kitu perdirbtų maistu, kuris, dėja, bet niekur nedingsta. Kaip sakau, jeigu ateina vasara, tai nereiškia, kad viskas pradings, viskas dabar nebelik šitų maistų, bet mes galim, kai turime galimybę, pabrėžiu, kai turime galimybę, kai tai nėra vėlgi kažkoks iš psichozės, iš priespaudos, iš ten valios ir taip toliau, darimas dalyko, tiesiog išsiugdyti įprotį, kad prie to ne visai maistingo maisto, pridėti maistingo maisto, kad vis tiek reziume organizmas gautų to maistingo maisto ir pamatysit, koks bus didžiulis pokytis, ar ne, ir koks yra skirtumas, kai aš suvalgau tai, ko aš noriu, bet ir tuo pačiu suvalgau tai, kas pamaitina mano kūną, tai, kas mano kūnui bus naudinga, kuris mano palaikys gyvybinės funkcijas, organizmo funkcijas, kuris padės man jaustis geriau, laisviau, energingiau, sotumo suteiks ir taip toliau ir panašiai. Tai pirmasis toksai dalykas, kuo vadovautis ir visą vasarą, kad ir, sakykime, aišku, nenurašyti to, kad, tai dabar valgysiu nesąmonės, tik pridėsiu ką nors sveiko, ar ne? Tai čia labiau tokia taisyklė, kad neatsisakyti tada, kada mes yra noras, potraukis, tokios galimybės, pasibuvimai ir taip toliau, nenurašyti šitų dalykų ir iš jų iš savęs neatimti, o tiesiog pridėti ir papildyti, ar ne, savo mitybą. Ir pamatysit, kad yra tikrai didelis skirtumas. Dar kas yra labai irgi svarbu ir ką rekomenduoju atkreipti dėmesį, tai yra ta valgymo struktūra. Tai kaip sakau, praėjusiam epizode aš kalbėjau labai daug apie valgymo struktūrą, kaip ją susidėlioti pagal savo gyvenimo būdą. Tai tuos patarimus, kuriuos išgirdote ten, galite pritaikyti ir vasarai, ar ne? Kad stengtis išlaikyti kiek yra įmanoma reguliarumą, bet išlaikyti reguliarumą per tuos produktus, per tuos patiekalus, kurie jums bus nesunkus, ar ne? Tai kartu su tuo sumažinti sprendimų skaičių, ar ne? Kaip sakau, nėra maistas sveikas ir maistingas tik tada, kada mes ten kepam, verdam, maišom, trinam ir taip toliau, kada mes ten gaminam, ar ne? Nes irgi kas labai dažnai būna žmonių toksai suvokimas, kad sveikas maistas yra, pavyzdžiui, išsikepti kiaušinį, prisidėti duonos ir daržovių, tai nėra sveikas maistas. Tai,
tiesiog kažkas, vat, kažkokia nesąmonė. Bet vat, jeigu aš ten sutrinsiu datulę, sumaišysiu su rojaus uogom, tai tiesiog, ar ne, šaržuoju. Jeigu ten pridėsiu, ar ne, kokiu nors ten Kilimandžaro pupelių ir taip toliau ir panašiai, ir stovėsiu 2 valandas prie patiekalo, tada tas maistas bus sveikas. Bet iš tikrųjų tas maistas, jisai gali būti sveikas, tas pats užkandis, ar ne, jūsų gali būti tiesiog bananas ir riešutas, obuolys ir riešutų sviestas, ar ne, kefyro stiklinė ir uogos. Ta prasme, galima taip greitai viską padaryti ir taip greitai viską susidėlioti į lentynėlės, kad tikrai užtruksim, nežinau, prie puodų, prie virtuvės ten 5-7 minutės, o gal kartais netgi ir tiek neužtruksim, ar ne? Tai vat, valgymo režimas, ar ne, kad jisai išliktų toks, kad jums būtų patogu. Tai sakykime, ryte atsikėliau, kad nepraleisti pusryčių ir net jeigu labai nesinori, galbūt aš galiu pasidaryti čia pudingų, kuriuos galiu susidėti į šaldytuvą. Galbūt aš galiu pasidaryti per naktį brinkintų košių, kurias galiu susidėti, ar ne, į šaldytuvą. Galbūt aš galiu kokteilį susiplakti greitai, kuris bus ten 5-6 minutės truksiu susiplakti, pasidaryti jį maistingą, ar ne, uogos, bananai, kokios salotos, cukinija, riešutų sviestas, avokadas, ar ne, koks jogurtas, pienas ir taip toliau. Toks maistingas, ar ne, nebijoti, nesidaryti kokteilio, kuris būtų ten biškį uogyčių, pienuko ir ten vieną datulytę, ar ne, kad išgersiu ir čia neva bus gerai. Svarbu, kad tikslas būtų toks, kad jums būtų lengva virškinti, bet tuo pačiu būtų ir sotu, ar ne, kad tas sotumas jisai būtų toksai per lengvumą kartu su tuo. Ir tikrai tas yra įmanoma. Ir toliau, ar ne, ką žiūriu, ar galiu, kada aš valgysiu pietus, ar ne, ar aš būsiu prie jūros, tai nesistengti ten prisikrauti kažkokiu tai sveikuoliškų super duper indelių, nesistengti, kad aš neisiu niekur, bet taip susidėlioti, kad aš galėčiau, galbūt susisuksiu tortilę, galbūt aš žinau, kad pavalgysiu kavinį, galbūt aš žinau, kad vėlgi pasimsiu tą patį ten čia pudingą, išsinešiu, įsimesiu šaltkrepšį ir paskui jį suvalgysiu, ar ne? Ir tada vakarienė irgi, ar ne, kai jau šiek tiek viskas nurimsta, diena nurimsta, atvėsta, kad pavalgyti tą vakarienę maistingą, bet ne persotinančią, bet kad tai būtų maistinga ir soti, ar ne? Ir nevengti maisto, kad oi, vakaras jau aš čia nebevalgysiu, nes tokiu atveju tada būsit nevalgę per visą dieną ir tai nuves tik tai į vieną kur, kad paskui galų gale persivalgysit, užklups emocinis valgymas, trauks saldumynai ir taip toliau ir panašiai. Tai naudojimas taisyklė pridėti, neatimti, stengtis, ar ne, kad turėti kažkokių tai užkandžių, kažkokių riešutų, vaisių, ką yra įmanoma kartu su savim pasiimti ir išlaikyti, kiek yra įmanoma pagal jūsų tos dienos tempą, nesusidėlioti, kad, gerai, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, šeštadienis, 8 ryto, 12 ir ten 6 aš valgau. Nu ne, jeigu dienos yra skirtingos, tai reiškia, kad ir valgymo tas režimas, laikas, jisai turi būti šiek tiek skirtingas ir turėtų būti šiek tiek kintantis. Tai vat irgi taip susidėliojam pagal savo dieną. Jeigu važiuosiu tą dieną prie jūros, pasižiūriu, kad aš būčiau soti ir kad nebūtų, ar ne, tų kosmiškai ilgų tarpų, kad paskui vakare neužkluptų tas didžiulis persivalgymas. Taip pat, kas dar labai padeda ir kas yra labai svarbu, tai vieną kažkurią dieną pasiskirti tokiam truputėlį paruoštukų turėjimui, ne? Nes irgi vasara, kai yra tas skubėjimas ir nenoras gaminti, tai labai gerai padeda, ar ne? Pavyzdžiui, išsivirti kruopų, tarkim, grikiai, avižos, ten kokią bolivinę balandą, susidėti į sandarius stiklinius indukus, susidėti į šaldytuvą ir 4-5 dienas tikrai drąsiai galiu aš laviruoti, susidėti. Ne? Turėti galbūt konservuoto tuno, galbūt turėti lašišos, galbūt turėti iškeptos mėsytės ar žuvytės, galbūt turėti jau išvirtų kiaušinių, turėti paruoštų kažkokių daržovių, turėti visada uogų, turėti iš ko pasidaryti, pavyzdžiui,
pavyzdžiui, čia pudingą, iš ko pasidaryti kokteilį, kai jau ten super duper max bėgam, skubam, ar ne, į blenderį susimesti tą patį kokteilį, ar ne. Turėti duonos, turėti avokadą, ant kurio galėtum tiesiog, ar ne, vat kaip pavyzdys mano vakar buvo pusryčiai, kadangi turėjau iki klientės 10 minučių, tai ką aš padariau, tai tiesiog duoną, ant duonos užtepiau avokadą, užbėriau šiek tiek tarkuotų sūrio, užbėriau sėklų ir viskas. Ir čia buvo mano tokie, kaip sakyti, pusryčiai labai greiti, kuriems trukau gal 2 ar 3 minutės, ar ne? Tai, bet aš buvau soti, pavalgius, jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, neturiu laiko, aš nevalgysiu, ai, nu gerai, praleisiu, paskui pavalgysiu pietus. Greičiausiai per pietus jau bus sunku pasisotinti, nes bus išsibalansavę hormonai, gliukozės lygis ir taip toliau, ir būčiau tada greičiausiai persivalgius, ar ne? Tai, kaip sakau, tokius sąmoningai truputėlį atkreipti dėmesį ir pasiruošti tų paruoštukų, iš kurių aš galėčiau labai greitai susimest, galų gale, iš ko aš galėčiau pasidaryti labai maistingą ten, sakykime, sumuštinį. Turėti kiaušinių, kad galėčiau labai greitai juos išsikepti ar išsivirti, ar ne, kol ten, sakykime, po jūros išsimaudau, nusiplaunu, ar ne, ten smėlius, kad iškeptų ar išvirtų tie kiaušiniai. Tiesiog turėti produktų, kurie būtų jums prieinami. Tai va tokios pakartoju, ar ne, trys taisyklės. Vasaros metu neatsisakom produktų, maistų, pasibuvimų su mylimai žmonėm ir taip toliau. Jeigu eisim per draudimą, per negalėjimą, per neleidimą savo, greičiausiai atsidursim toj vietoj, kada tik tai ir galvosim apie tai ir galų gale padarysim. Vadovaujamės taisyklę, pridedu, neatimu, ar ne, čia kartu su šita pirmąja, tai neatimu iš savęs, bet pridedu, kad tas maistas būtų dar ir maistingas, tuomet, ar ne, stengiuosi išlaikyti 3 pagrindinius valgymus per dieną, bet tokius, kurie manęs neapsunkintų, neįpareigotų ir būtų greitai, lengvai prieinami, ir turėti visada paruoštukų šaldytuve, kurie mums pagelbėtų, padėtų, tada, kada tingiu gamintis, galiu tik tai pasiimti iš šaldytuvo ir savo ramiai keliauti į dieną. Ir kas labai labai svarbu yra suprasti ir suvokti vasaros mitybui, kai ateina vasara, kad reikia mokytis nelaikytis plano, nelaikytis taisyklių, nelaikytis valios, disciplinos, motivacijos ar ko tik tai, bet svarbu yra mokintis, suprasti ir suvokti, ką man daryti, kai nėra to plano šalia, ką man daryti, kai diena yra chaotiška, ką man daryti, kai aš neturiu laiko, ką man daryti, kai aš skubu kur nors, ką man daryti, kai aš išeinu, ką man nusipirkti, kai aš esu parduotuviai, ką man nusipirkti, jeigu aš esu degalinė, jeigu aš esu piknikė ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra mūsų pagrindinis tikslas - mokytis, kaip mums išlaviruoti dienoje, kaip mums išlaviruoti atostogose, kaip mums išlaviruoti atostogų metu, vasaros metu, ar tiesiog eilinę dieną, ar apskritai tada, kada apima mumis chaosas, ar ne? Nes mes tikrai galim šito išmokti ir tai yra įmanoma ir tai yra labai svarbus dalykas. Ir tikrai ne kartą kartojau ir kartosiu, kad jeigu eisime per valią, eisim per discipliną, per susijėmimą, per paspaudimą, per sunkumą, visą laiką bus per daug sudėtinga ir visada grįžti į tą pačią pradžią. Dėl tos priežasties ne veltui moteris grįžta, ar ne, vis laikausi plano, tai nesilaikau plano, tai dalyvauju iššūkį, tai nebedalyvauju, tai kažką darau, tai vėl nebedarau, ar ne, tai nuo pirmadienio, tai nuo kito mėnesio, tai nuo dar kažkada. Ir šitas toksai požiūris, jisai, kaip sakau, galbūt kuria kažkokią tai iliuziją, kad aš turiu struktūrą, bet iš tikrųjų mūsų mityba turi būti laisva, lengva, nes viskas, ko mes norim, yra tai laisvė ir ramybė ir tarp visų veiklų, darbų, hobių, užsiėmimų, atsakomybių ir taip toliau, nebenorim, kad maistas būtų dar viena mūsų atsakomybė. Ir kai jisai tampa labai tokia didelė ir svarbi mūsų gyvenimo dalis, kaip sakau, tai yra labai svarbu, bet jeigu mes nuolatos apie tai galvojam ir tai yra kaip antras darbas, tai ne viena moteris pasakys, užsiknisau gaminti, užsiknisau daryti, pavargau, viskas atsibodo, užkniso, nieko nebedarau, nebežiūriu aš jokius planus ir velniop apskritai viską, ką čia dariau. Bet galų gale vis tiek jautiesi savim nepatenkinta, nelaiminga, nori vis tiek susitvarkyti svorį, vis tiek susitvarkyti kūno linijos ir vėl galų gale grįžti į ten pat, kur jau buvai, ne? Ir
tol, kol eisim per sunkumą, per nemalonumą, prie nepritaikymo ir nepatogumą, tol tas rezultatas jisai ir neateis. Kai pradėsim eiti su lengvumu, su savo diena, su savo koja kojon, ar ne su onutės koja kojom, o su savo, kada mes pradėsim daryti per malonumą, per pasitenkinimą, per supratimą, ką tai mums atneša, tai patikėkit manim, rezultatas ateis gražus, fainas, ilgalaikis ir ramus, ir plius susikursit sveiką santykį su kūnu, su mityba, su savo mintim ir žymiai lengviau ir paprasčiau bus gyventi ir ta laisvė ir ramybė tikrai ateis. Ir baigiant šitą epizodą, noriu pakviesti. Žinau, kad bus žiūrinčių galbūt šitą epizodą ir ne dabar, ir vėliau, bet kadangi įkeliu dabar ir dabar yra gegužės galas, tai labai kviečiu nuo birželio 1 dienos į Atmok dietas vasaros tokią programą. Ir noriu pasakyti, kad tai nėra dar vienas kažkoks lieknėjimo iššūkis, dar viena kažkokia dietinė grupė. Tai yra mano pačios sukurta sistema apie tai, ką aš kalbu. Nes viena yra kalbėti, viena yra išgirsti, viena yra įsiklausyti ir suprasti, bet kita yra daryti. Nes tol, kol mes klausom, mes galim, nežinau, perklausyti 10 000 pamokų apie tai, kaip reikia groti gitara, bet tol, kol mes nepradedam to daryti, ta gitara visgi mes neišmoksim groti. Tai jeigu norit tuo sveiku santykiu su mityba, ta intuityvia mityba, sąmoninga mityba, sveika mityba, malonė mityba, atnešančia rezultatų, pradėti groti kaip ta gitara, tai mums reikia pradėti daryti. Tai jeigu yra sunku pradėti daryti pačioms, jeigu yra sunku pradėti daryti vienoms, jeigu visgi nesuprantu, kaip savo pasilengvinti, nežinau receptų, kurie man palengvintų, nežinau, kaip man susidėlioti paruoštukus, pagalbininkus ir taip toliau ir panašiai, tai vat kviečiu į programą, kurioje turėsim ir vasaros meniu, bet turėsim ir bendravimą, turėsim ir kas savaitinius laivus tam tikrom temom ir mokysimės ir išmoksim, kaip reikia vasarą pasijausti laisvesniem, energingesniem, kaip tuo pačiu mėgautis vasaros malonumais, kaip tuo pačiu labiau mylėti save, parodyti tas savo gražias kojas, aš žinau, kad tikrai gražios jos, bet tuo pačiu nepamesti tų visų savo taisyklių ir visgi jaustis gerai, energingai ir toliau siekti savo rezultato, apie kurį kiekviena moteris taip svajoja. Tai labai kviečiu, palieku nuorodą prisijungimui komentaruose ir kviečiu pažiūrėti. Jeigu turite kažkokių klausimų, drąsiai galite man parašyti, aš padėsiu susiprasti, susirinkti, ar jums to reikia, ar jums nereikia, ar jūs einate tikslingai ir netikslingai ir būsiu kartu šalia visada šitoje kelionėje, nes mano tikslas, kaip sakau, yra toks, kad padėti moteriams išlipti iš tų dietų, kaltinimų, kraštutinumų, juoda balta mąstymo, persivalgymo, emocinio valgymo ir taip toliau ir panašiai. Mano toks tikslas, vizija ir aš tikiuosi per gyvenimą tikrai pavyks kuo daugiau moterų padėti. Tai jeigu nori būti viena iš tų moterų, kurie eis su manim, kurią galėsiu už rankos vesti šituo keliuku, tai drąsiai parašyk, pasikalbėsim ir keliausim toliau. O dabar ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvai, ačiū, kad klausėjai, nepamiršk prenumeruoti, kad ateitų pranešimai, kada išeina naujas epizodas, paspausk patinka, galbūt pasidalink su drauge, kuriai gali būti aktualu, nes man tai yra labai svarbu, labai reikalinga tam, kad šitas kanalas galėtų augti, kad galėčiau augti aš kaip specialistė ir galėčiau toliau skleisti savo norimą žinią, kuri padėtų kiekvienai moteriai nusiraminti. Tai vat ačiū ir iki kitų kartų. Ate.